Sveiki, brangus draugai. Šiandieną vėlyvas vakaras yra, o pas jūs jau beauštantis rytas. Tai ryto kova tikrai yra įmanoma. Ir labai džiaugiuosi galėdama su jumis dalintis Evangelijos įžvalgomis ir patirtimi ir Dievo pėdsakais kasdienybėje. Tai šiandieninis šeštadieninis tekstas mums kalba apie tai, kad Evangelija, jog negalime tarnauti dviem šeimininkams. Ir Viešpats trokšta mūsų nepadalytos širdies. Ir išties Viešpats trokšta visko, tai kad jis būtų vienas mūsų širdies Viešpats, vienas karalius, vienas gelbėtojas. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia grinumą. Tai reiškia grįžti į tą sukūrimo momentą, kuris tęsiasi per visą šventąjį raštą. Tai kad esame sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą ir esame pašaukti jį garbinti ir šlovinti. Ir vis pagalvoju, tai kad išties ištikimybė su Viešpačiu ir tai, kad jis būtų viskas visame kame, tai tarsi santuoka, tarsi santuokos sakramentas. Ir ne per seniausiai su vienu labai artimu žmogumi kalbėjausi ir klausiau, sakau, kaip jums sekasi gyventi santuokoje, jūs be galo skirtingi esat. Ir atrodo net, kur yra jūsų susikalbėjimo taškai, net kyla klausimas. Ir tas žmogus man atsako, tai yra priesaika. Ir mes abu sutarėm, kad yra santuokos priesaika ir ji yra šventa, ir ji yra nelaužoma. Ir išties gera matyti tokį liudijimą, tokią pagarbą santuokos priesaikai abiejų žmonių, kurie be galo skirtingi, bet kartu jau ir išmintingi. Ir jau einantis į, kaip pasakyti, gyvenimo išminties keliu savo amžiumi. Tai išties turi būti mūsų širdį kažkas švento ir nepajudinamo, kaip Sinajaus kalnas, kuris yra šventas. Ir tai yra nepajudinama, kaip santuokos priesaika yra šventa, tai lygiai taip pat ir vienas Dievas yra šventas. Ir tai yra mūsų širdį, ir reikia tam nuolankumo, reikia tam išsilukštenimo, kad tai priimti. Šiandien taip pat bendravau slaugos namuose su viena senolė ir tikrai jinai dievobaimingai dalinosi apie savo gyvenimo istoriją ir vis karts nuo karto jos žodžiuose nuskambėdavo Dievo ranka, pati apvaizda vedė Dievo ranka. Kaip giminaičiai susitiko, kaip buvo išblaškyti karo ir taip toliau. Ir Dievo ranka ir apvaizda vedė ir vis girdžiu ir užduodu jai klausimą. Sakau, kas jūs išmokė tokio pagarbumo Dievui? Ir ta močiutė susigraudina, kuriai 98 metai, susigraudina ir sako, žinai, mano močiutė amžinatilsė visada kiekvieną vakarą mus sušaukdavo, mes visi suklaupdavom, padėkodavom Dievuliui už dieną ir sukalbėdavom poterį. Sako, tai mane išmokė pagarbos Dievui. Tai kaip išties mes esame ir kartu atsakingi, ugdydami tą pagarbą Dievui nuo mažumės savo vaikams ir anūkams, tą šventą pagarbą, ištikimybę Dievui, sutelktumą ir dėkingumą Dievui,
Tai nėra išmokstama, tai mes tai turim, bet kartu ir esam pašaukti tai skleisti. Tai jei nėra nieko švento, tai tuomet mūsų gyvenimas kupinas nesėkmių ir daug nelaimingų akimirkų, dėl ko tenka gailėtis. Bet jei mūsų istorija yra šventas Dievas, šventa priesaika, šventi įžadai, tuomet ir gyvenimas eina šventumo keliu ir mes tarnaujam vienam šeimininkui. Tai, į ką mus ir kviečia šios dienos Evangelija. Tai drąsos jums pasirinkti vieną šeimininką, drąsos jums atrandant šventus dalykus, dėkoti už tuos šventus dalykus, kurie perdavė jūsų senoliai, tėvai, ir kartu suprast, kokia atsakomybė, kad mes tai perduotume kitiems, kad liudytume, kad yra šventa, yra kažkas švento ar daugiau, dėl ko mes galime nesirinkti nuodėmės, o rinktis gėrį, ir tai suteikia jėgų. Tai drąsinu jūs atrasti šventus dalykus ir liudyti, ugdyti tai kitose. O norėtųsi užbaigti šios dienos, man nakties, jums ryto, pamąstymą šventos Klaros Asyžietės malda. Viešpatie, šventoje puotoje, į kurią mus kvieti, leisk visais širdies troškimais priglusti prie tavęs, kuris spindi grožiu, prie tavęs, kurio meilė žeidžia, prie tavęs, kurio kontempliacija atgaivina, kurio gerumas pripildo, prie tavęs, kurio atminimas maloniai švyti, prie tavęs, kurio regėjimas garbėje palaimins visus dangiškojo Jeruzalės piliečius. Tu esi veidrodis, kuriame spindi mums palaimintas neturtas, šventas nusižeminimas ir neapsakoma meilė, kuriuos galėsime kontempliuoti amžinai Dievo ramybėje. Leiski visais širdies troškimais priglusti prie tavęs. Tai Viešpatie Dieve, tau pavedam visus mūsų širdies troškimus. Apvalyki, nuskaistinki juos, kad pirmasis širdies troškimas visada būtum tu. Dėkoju tau už tos žmonės, kuriuos tenka sutikti su šiuo giliausiu širdies troškimu, kurie ilgisi tavęs, kurie trokšta tavęs. Dėkoju už jų liudijimą, Viešpatie. Dėkoju už tai, kad jie supa mus. Jie yra mums kaip šviečianti žvaigždė, kaip aušrinė žvaigždė, Viešpatie. Laimink kiekvieną, kuris mums paliudijo apie šventus dalykus. Dėkojam už tuos, kurie ugdė mumise šventus dalykus ir drąsink mus liudyti apie šventus dalykus, kad tu pirmas ir vienintelis šventas, mylintis Dievas. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen. Tai matau, kažkas nemiega, vis prisijungia, tai galbūt esat iš kitų šalių, o Toronte dabar yra be 20:12 nakties, o pas jūs be 27 ryto Lietuvoje. Tai būkit palaiminti, registruokitės į mūsų sustojimo tokias vakarus, advento rekolekcijas, kuris vyks online. Tai tikrai galima užsiregistruoti ir turėsim maldą, pasidalinimą grupelėse, taip pat 2 mokymai bus, tai gruodžio 7, 12, 14 ir 19. Tai bus malonu visus jūs sutikti ir atrasti bendrystę, kad ir online, bet dėkojam Dievui už tai ir kiekvienų dalykų galima džiaugtis. Skanios kavos, o aš einu miegoti. Tai visiems sveikinimai, būkit palaiminti.